Jeigu mūsų Evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta vien einantiems į pražūtį, netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo, Kristaus šlovės Evangelijos šviesos. Jis apakino protus netikintiesiems. Ar jums pažįstami žodžiai "aš nesuprantu Evangelijos"? Kasgi nutiko? Velnias apakino šių žmonių protus. Šviesa sklinda, tačiau velnias apakino juos, kad jie nematytų. Bičiuliai, jei pasirenkate pasilikti savo nuodėmėse, jūsų valia. Nuo to blogiau jums. Tačiau jūs galite atsigręžti į Kristų. Nesakykite man, kad negalite. Galite atsigręžti į Kristų, jei tik to norite. Žmogus išgelbėjamas tą pačią akimirką, kai supranta esąs nusidėjėlis ir sako savo širdyje: esu pasirengęs atsižadėti nuodėmės ir priimti Kristų kaip gelbėtoją. Dievo žodis yra šviesa. Užuot tvirtinęs, kad negalite išvysti šviesos ir kaltinęs Bibliją, verčiau Dievo akivaizdoje pripažinkite, kad esate nusidėjėlis. Tuomet nebus sunku patikėti. Norėčiau pacituoti jums Izaoką Newtoną. Tikrai niekas nepasakys, kad jis buvo neišprusęs ar negabus žmogus. Kartą vienas vyras jam pasakė: nesuprantu, atrodo, kad jūs tikite Bibliją tarsi vaikas. Ir aš bandžiau, bet man taip neišeina. Dauguma Biblijos teiginių man nieko nereiškia. Aš negaliu tikėti, negaliu suprasti. Štai ką šiam žmogui atsakė Izaokas Newtonas. Kartais atėjęs į studijų kambarėlį, per savo išsiblaškimą mėginu uždegti žvakę, nenuėmęs nuo jos gesintuvo. Stypčiauju patamsyje, bandydamas apgraibomis ją uždegti, bet niekaip neįstengiu. Tačiau, kai nuimu gesintuvą, žvakę uždegu be vargo. Bijau, kad jūsų atveju gesintuvas yra jūsų meilė nuodėmėms. Jumise slypi tyčinis netikėjimas. Gręžkitės į Dievą su atgaila. Būkite pasirengęs priimti tiesą, kurią jums atskleis Dievo dvasia. Ji su džiaugsmu parodys jums Dievo malonę, spindinčią Jėzaus Kristaus veide. Remdamiesi tuo, ką Kristus dėl jūsų padarė, ir tuo, kad jūs išgirdę Dievo žodį, juo patikėjote, galite drąsiai sakyti: aš esu išgelbėtas. Tikėjimas yra išgelbėjimo instrumentas. Tai vienintelis elementas, kuriuo nusidėjėlis prisideda prie nepaprasto išgelbėjimo darbo. Tačiau ir tikėjimas yra Dievo dovana. Žinau, kad kas nors man pasakys: jei tikėjimas yra Dievo dovana, o Dievas man jo nedavė, vadinasi, aš nesu kaltas, jei netikiu. Atsakysiu jums taip. Dievas labai aiškiai davė mums suprasti, kad tikėjimas iš klausimo, o klausimas, kai skelbiamas Dievo žodis. Jei norite įtikėti Kristų, turite klausytis Dievo žodžio. Dievas suteiks tikėjimo kiekvienam, kurio akys krypsta į Evangeliją. Deja, jų protai atbuko, iki šios dienos jų akis dengia tas pats gobtuvas, kai skaito Senąjį testamentą ir jis lieka nenuimtas, nes jį nuimti tegali Kristus. Rašoma antrame laiške Korintiečiams 3 skyriuje 14 eilutėje. Šiandien nereikia nešioti gobtuvo, nes Kristus atidengtas. Evangelija skelbiama netrukdomai, tačiau mums sakoma, taip iki šios dienos, kada tik skaitomas Mozė, gobtuvas tebedengia jų širdį. Bet vos tik žmogus atsigręžia į Viešpatį, gobtuvas nukrinta. Kai žmogus atgręžia savo širdį į Viešpatį, gobtuvas nuimamas. Bet kurią akimirką galite atsigręžti į Kristų. Kitas paprieštaraus: o gal man neduota tikėjimo dovana? Jūsų bėda ta, kad nenorite atsisakyti nuodėmių, kurias smerkia Biblija. Kai jums pasidarys bloga nuo jūsų nuodėmių, kai panorėsite gręžtis nuo savęs, nuo religijos, nuo visko, ką siūlo pasaulis ir visko, ką smerkia Biblija,
ir atsigręžti į Kristų. Tuomet jums bus duotas tikėjimas. Galite pasikliauti Dievu. Man įgriso žmonių kalbos, kad jie negali tikėti, nes jiems neleidžia intelektas. Iš tikrųjų, patikėti jiems neleidžia moralė, o ne intelektas. Tačiau jie nenori to pripažinti. Šiandien daugelio bėda yra širdį užvaldžiusi nuodėmė. Dėl tos pačios priežasties dauguma šventųjų negali džiaugtis savo išgelbėjimu. Duke universiteto psichologai nustatė, kad antroji dažniausia priežastis, dėl ko kyla emocinis dirglumas ir protinis nestabilumas, yra gyvenimas praeitimi. Žmonės kremtasi dėl praeities klaidų bei nesėkmių ir žiūri į save užuot žvelgia į Kristų ir juo pasitikėję. Tikėjimas yra išgelbėjimo instrumentas. Matydami savo niekingumą, nusižeminkite, o žvelgdami į Jėzų, didį savo atstovą danguje, džiūgaukite. Jums nereikės taip dažnai graužtis, jei išmoksite matyti save jame. Kitai žodžiais tariant, jei suprasite, jog esate priimtinas mylimajame, kuris jums yra viskas visame kame.